Daug prognozių kalba apie tai, kokie bus 2026 metai. Bet daugeliui svarbiausias klausimas yra kitas, kokie tie metai bus man asmeniškai. Ir vedų astrologijoje yra senas metodas, vienas iš būdų tai suprasti. Tai stebėti, kaip prasideda naujieji metai. Čia bus ypač svarbi pirma 2026 metų diena iškart po 12 nakties. Kai prasideda metai, taip jie ir teka. Ir jeigu pirmoji metų diena yra rami, be skubos ir konfliktų, jeigu namai švarūs, jeigu pasiekia gera žinia ar netikėtas palaikymas, jeigu pirmas sutiktas žmogus ramus arba besišypsantis, tai ženklai, kad 2026 metai bus stabilus, augantis ir su galimybėmis. Tačiau kaip visada yra ir nepalankų ženklai. Tai jeigu pirmą metų dieną kyla pyktis, barniai ar ašaros, jeigu namuose chaosas ir apsileidimas, jeigu priimami skuboti sprendimai ar daromi impulsyvūs veiksmai, jeigu jau pirmą dieną kyla techniniai gedimai, tai rodo, kad metai reikalaus daugiau kantrybės, sąmoningumo ir vidinio darbo. 2026 tai metai, kai laimi ne stipriausi, o sąmoningiausi. Jeigu jūs norit sužinoti, kokie 2026 metai bus būtent jums, ar jie bus ramus, palankus, ar atneš svarbius pokyčius pagal jūsų asmeninį horoskopą, tai parašykit komentaruose 2026 ir atsiųsiu jums informaciją apie tokią analizę. Laimingų 2026.